Sveiki. Norėčiau papasakoti šiek tiek apie lankomumo tendencijas, tiksliau apie tai, ką mes pastebėjome per praėjusius metus. Jau vis tiek jie baigėsi, galima sakyti, kad jie praėjo. Šioje apžvalgoje trumpai apžvelgsime apskritai, kaip kito lankomumas, kaip kito lankytojų demografija, na ir peržiūrėsim atskirus interneto verslo aspektus. Tai dabar interneto vartotojų skaičius turbūt svarbiausias dalykas. Matome grafiką, jame žalia spalva pavaizduota Lietuva, pažymėta Lietuva. Matome, kad interneto vartotojų skaičius, nepaisant emigracijos, vis tiek auga Lietuvoje. Ir per pastaruosius 3 metus išaugo beveik 400 000 interneto vartotojų. Lyginant su kitomis Baltijos šalimis, nes pirmiausia lyginame su jomis, galime pastebėti, kad Latvijoje taip pat augo interneto vartotojų skaičius, tiesa pati šalis mažesnė ir prieaugis yra mažesnis, tačiau Estijoje tas interneto vartotojų skaičiaus augimas yra sustojęs. Jeigu įvertinsime, kaip keitėsi interneto skvarba, tai yra procentinė dalis nuo visų Lietuvos gyventojų, tai matysime labai panašias tendencijas. Sakykime, sparčiausiai skvarba augo Lietuvoje. Estijoje iš tiesų tas augimas yra sustojęs tyrimo duomenimis. Na ir Latvijoje yra toks augimas, bet galbūt netoks spartus. Čia mes kalbame apie interneto vartotojus nuo 15 iki 74 metų amžiaus. Kas tie lankytojai? Na, pirmiausia, vyrai, moteris. Iš tikrųjų, kiek pamenu, nuo apskritai šio tyrimo pradžios, Lietuva buvo ypatinga tuo, ne tik Baltijos šalyse, bet ir visame vidurio ir rytų Europos regione, kad paprastai moterų čia buvo šiek tiek daugiau internete negu vyrų. Tokių šalių buvo nedaug. Sakykime, šiuo metu ši tendencija yra pasikeitusi visur, bent jau artimiausi mūsų kaimynai irgi turi tą pačią situaciją, moterų internete yra daugiau. Ir sakykime, šiuo atveju jau Lietuvoje tas skirtumas nėra toks didelis, kaip pavyzdžiui Latvijoje. Analizuodami interneto vartotojų amžių, galime atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Pirmiausia, pabandysiu. Mes matome, kad interneto vartotojų skaičius, sakykime, tų, kurie yra jaunesni, 15-24 metai, tai moksleiviai, studentai, jų dalis internete mažėja po truputį. Kai tuo tarpu vyresnio amžiaus lankytojų dalis auga. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes čia kalbam apie dalį, ne apie absoliutų skaičius. Sakykime, absoliutus skaičius jaunų žmonių nemažėja, tačiau dalis jų bendrame internete taip iš tikrųjų mažėja ir dėka to didėja dalis vyresnio amžiaus vartotojų. Ir mes kaip matom, netgi čia yra susumuota tie vyresnio amžiaus vartotojai nuo 35 metų, jeigu prieš 3 metų jų buvo 34%, dabar mes turim beveik 40%. Ir manytume, kad ta tendencija bent jau artimiausių metų išliks. Jeigu mes vėlgi pasilygintume su mūsų artimiausiais kaimynais, dabar šioje vietoje, kadangi Latvijoje ir Estijoje tyrimas neapima vaikų, tai čia yra tiesiog perskaičiuota auditorija. Perskaičiuoti procentai auditorijai nuo 15 metų, todėl čia tie skaičiai nesutampa, nenustebkite. Tai iš tikrųjų mes matome, kad Estija turbūt išsiskiria tuo, kad joje yra didžiausia dalis vyresnio amžiaus interneto vartotojų. Čia tas kiekis siekia, sakykime, jie kartu virš 31%, kai tuo tarpu Lietuvoje, sakykime, pati jauniausia yra auditorija internete. Vyresnio amžiaus žmonių, pavyzdžiui, nuo 45 metų, čia yra kol kas tik tai 23% nepilni. Tai iš tikrųjų panašu į tai, kad mes Estijoje tai vyko anksčiau, bet mes dar nepasiekėme to sakykime, kiekio, kada dalis visų interneto vartotojų bus labai panaši. Ir mes net ir čia galime atkreipti dėmesį,
sugrįžę prie ankstesnės skaidrės. Tai jeigu prieš 3 metus jaunesnio amžiaus vartotojų buvo dvigubai daugiau, aš turiu omeny nuo 15 metų, beveik dvigubai daugiau negu nuo 35 metų, mes matom, kad tie skaičiai po truputį susilygina. Gyvenamoji vieta. Čia irgi yra tendencijos tęsiasi jau kelerius metus. Ir ką galima pastebėti, čia ir parašyta, kad didžioji dalis interneto lankytojų vis dar yra Vilniaus ir Kauno gyventojai. Tačiau matome, kad ta dalis po truputį mažėja, aš vėliau parodysiu kitą grafiką, kur tai matosi aiškiau. Tačiau didėja dalis gyventojų iš kaimo tipo gyvenviečių, iš rajonų. Ir sakykime, panašu į tai, kad tai vyks ir toliau. Kitame grafike mes matom, kaip kito, mes čia vėlgi kalbam apie absoliučius skaičius, ne apie absoliučius skaičius, apie dalis. Matome, kad panaši situacija yra Rygoje ir Taline. Sakykime, iš tikrųjų tokia tendencija yra būdinga šiuolaikiniam internetui, kad visgi tai nustoja būti tik miestiečių medija. Kokie pokyčiai įvyko svetainių tope? Mes pabandėm čia palyginti sausio mėnesio duomenis su spalio mėnesiu paskutiniais duomenimis, kurios turime, tiesa, turėsime pirmadienį jau naujausius lapkričio. Dabar į ką norėčiau atkreipdėmėsi. Čia yra Lietuvos Genius Audience'o duomenis. Detaliau jūs galite panalizuoti svetainėje www.audience.lt pagrindinius rodiklius. Tačiau matom, čia žalia spalva pažymėtos svetainės, kurių pozicija reitinge pakilo, ir raudonai tos, kurių pozicija nukrito. Ir pirma, kas krenta į akis, kad iš tikrųjų tai galima pavadinti, kad šie metai buvo naujienų portalų metais, nes iš tikrųjų pagrindinė kova vyko tarp naujienų portalų. Ir tai nenuostabu, nes iš esmės, jeigu paimtume 10-tuką, tai tame 10-tuke yra berods 6 svetainės yra naujienų portalai. Tai pokyčiai vyko būtent didžiausi tarp jų. Mažiau pasisekė šiemet socialiniams tinklams, kaip Uanui, kaip Draugui, nes jų lankomumas krito. Krito taip pat lankomumas ir kelių skelbimų svetainių. Na, iš tiesų, turbūt labiausiai nustebinęs yra Uano kritimą, iš 2 vietos sausio mėnesį į 4 vietą spalio mėnesį. Tačiau Lietuvos rytas pakilo iš 3 į 2 vietą. Balsas pakilo labai aukštai. Na, sakykime, žiūrėsime, kas bus toliau, bet panašu į tai, kad ta kova tarp naujienų portalų tęsis toliau. Čia tiesiog iš naujų svetainių, kurios atsirado 20-tuke, tai yra svetainė Demotyvacija. Ir dar matome, kad iš top 20 iškrito svetainės Videogaga ir Panelė, kurios buvo dar 20-tuke sausio mėnesį. Jeigu vėlgi pasižiūrėsim, kaip sekėsi mūsų kaimynam, čia paanalizuokime 10-tukus, tai iš tikrųjų galbūt sakytume, kad mes labiau panašus esame į estus, nes būtent Estijoje irgi iš 10-tuko populiariausių svetainių berods 7 yra naujienų portalai. Tai tuo tarpu Latvija šiuo atveju yra šiek tiek kitokia, nes naujienų portalo nėra tarp 2 pirmaujančių svetainių ir galiausiai tų naujienų portalų iš viso yra 30-tuke. Iš tikrųjų, Latvijoje pirmaujantys svetainių yra Inbox.lt, elektroninio pašto platforma, socialinis tinklas Draugas ir tik toliau jau išsidėstė kai kurie naujienų portalai. Iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie patį interneto verslą, kas jame vyks ateinančiais metais, mūsų apklausos duomenimis, tai buvo apklausa interneto vidurio ir rytų Europos interneto verslo ekspertų apklausa. Iš įvairių šalių mes klausėme jų, ką jie mano, kokios tendencijos vyraus artimiausiais metais. Tai iš tikrųjų iš tų atsakymų populiariausi buvo tokie. Pirmiausia, šio regiono interneto ekspertai mano, kad toliau
sparčiai augs socialinė žiniasklaidos reikšmė. Be abejo, tai yra Facebookas. Manoma, kad šiame regione Facebookas bus antrasis po Google daugelį šalių. Iš kitos pusės, sakykime, tas socialinės žiniasklaidos panaudojimas irgi augs. Tai bus naudojama ir komunikacijai su klientais vis daugiau ir vis labiau. Kitas dalykas, kad tai turėtų būti profesionalumo internete metai, nes iš tikrųjų vis labiau kokybė vertinama nei kiekybė. Tai reiškia, kad pirmiausia bus naudojami labiau kūrybingi sprendimai, bus plačiau naudojama rich media, bus augs reklamos nukreipimo populiarumas, turiu omeny retargetingą. Bus plačiai naudojamas mobilus marketingas, tai yra mobilios svetainės, mobili reklama. Na ir toliau be abejo augs paieškos sistemų rinkodaros populiarumas. Tai leis reklamuotis internete taip pat ir mažo biudžeto reklamos davėjams ir iš tikrųjų tai pritrauks iš esmės dar didesnius pinigus į internetą, dėka būtent mažesnių reklamos davėjų. Na ir Google galiausiai užims dominuojančią poziciją visame regione, išskyrus galbūt dvi šalis - Rusija, Ukraina, kurios turi pakankamai stiprius vietinius paieškos sprendimus ir gali būti, kad ten Google dalis dar sumažės. Tačiau jeigu kalbėti apie visą regioną, be abejo Google pozicija bus tik stipresnė. Na ir iš tikrųjų interneto reklama vis labiau atsiskiria nuo tradicinės reklamos, jinai tampa nepriklausoma, jinai turi savitą metodologiją, savitą technologiją ir vis labiau, na, sakykime, apie ją galvojama kaip apie atskirą marketingo sprendimą. Na ir paskutinis dalykas, kurį pažymėjo beveik visi ekspertai, kad visgi tikimasi, kad šiame regione toliau augs elektroninė prekyba vis sparčiau. Todėl paskutinėje skaidrėje aš dar norėčiau, manau, Darius papasakos labiau apie elektroninę prekybą, aš galbūt pateiksiu tik kelis skaičius. Pirmiausia, praeitų metų tyrimo duomenimis 43% respondentų iš Lietuvos interneto vartotojų teigia, kad jie kada nors yra pirkę internete. Tai iš tikrųjų nėra labai didelis skaičius, lyginant su kitų 13 šalių, kur tyrimas taip pat buvo atliktas duomenimis. Iš tikrųjų atrodome be neprasčiausiai, panašus lygis yra Kroatijoje, Rusijoje ir Ukrainoje. Deja. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie vidurkį, vidurkis yra 59% regione. Ir aišku, tokių šalių kaip Čekija, kaip Slovakija, kur tas skaičius yra 81 arba 76%. Tai iš tikrųjų potencijos dar yra, netgi galiausiai tie patys latviai, 71% latvių teigia, kad jie kada nors pirko internete. Ar galima čia tikėtis augimo? Be abejo, augimo tikėtis galima to paties tyrimo duomenimis. Sakykime, 30% tų, kurie nepirko internete, jie teigia, kad jie masto ir galvoja ir greičiausiai pirks internete ateityje. Na ir dar 5% tvirtai pasakė, kad pirks internete. Be abejo, per paskutinės 2 savaitės situacija šiek tiek pasikeitė Lietuvoje dėl tam tikrų įvykių. Galbūt tas pirkimo internete, na, sakykime, populiarumas kuriam laikui turbūt galėtų sumažėti, bet iš tikrųjų turbūt negalima sustabdyti šio proceso. Ir mes planuojame vykdyti kitais metais vėl elektroninės prekybos tyrimą, pažiūrėsime, kas visgi įvyko ir kokią įtaką visi tie įvykiai turėjo elektroniniai prekybai. Tai tiek.